Labadiena, mėly žiūrovai. Gera matyti jūs taip gausiai susirinkus šiandien čia. Šiandien minime ypatingą progą. Vilniaus miesto liaudiškų šokių grupės Joris 15 metų veiklos sukaktį. Šiai progai paminėti skirtas šis koncertas Saulės ratu. Koncerto pirmoje dalyje pasirodymais džiugins svečiai, mūsų draugai. Kauno liaudiškų šokių ir dainų ansamblis Ratava. Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pinimėlis. Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Gūsis. Antrojoje koncerto dalyje Vilniaus miesto liaudiškų šokių grupė Joris kartu su Vilniaus miesto kultūros centro folkloro ansambliu Jorė pristatys savo šventinę programą Saulės ratu. Kiek pastebėjau, mačiau, kad daugelis iš jūsų paėmė mūsų dalinamas programėles, tad galėsite sekti visą programą tiek pirmojoje, tiek antrojoje dalyje. Ir aš norėčiau paraginti atsiversti ir kitą pusę, nes čia išvardinti kurios rėmėjai, kurios aš netrukus įgarsinsiu, bet yra pavaizduotas ir nuostabus QR kodas. Jūs turite galimybę, unikalią galimybę, tapti Jorio rėmėjais. Brangieji, jeigu norite, kad jubiliejus būtų ne kas 5 metus, o kasmet, galite dėl to pasistengti. Taigi, o mes dėkojame generaliniam koncerto rėmėjai statybų bendrovei Naresta, daugiau nei 30 metų kuriančiai rytojaus statybos standartus Lietuvoje. Dėkojame koncerto rėmėjams Augustinui Vizbarui, Jonui Malinauskui, Mindaugui Vaupšiui. Jūsų aplodismentai. Taip pat mus remia natūralus mineralinis vanduo Tikė, gubernijos duonos gira, Ali šokoladinė. Aplodismentai. Taip pat uždarosios akcinės bendrovės Altanika Capital, Binarus, ACM Studija, Joldija, Litkargus, Regeneracija, Rezus.lt. Ačiū Jums. Dabar, brangieji, leiskite pristatyti pirmąjį kolektyvą, kuris atidarys šį nuostabų koncertą. Kauno liaudiškų šokių ir dainų ansamblis Ratava. Meno vadovė Aušrinė Valantienė, instrumentinės grupės vadovas Raimundas Kukanauskas, vokalinės grupės vadovė Roma Paulauskienė, koncertmeisteris Vytautas Švabauskas. Ratava tai tautinio meno entuziastai, kurie niekaip negali gyventi be muzikos, dainų ir šokių. Ansamblis puoselėja bendruomeniškumą, tautinę kultūrą ir tradicijas. Tautinis menas čia ne tik smagios repeticijos, bet ir koncertai, kelionės, festivaliai ir žinoma, turiningas laisvalaikis nuostabiai geroje kompanijoje. Jūsų aplodismentai. Dabar jūs scenoje išvysite ir išgirsite 4 kūrinius. Paaukštus kalnus, Juozo Tallat Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina. Obstainas, Tamaros Kalibanaitės choreografija, Vido Aleksandravičiaus muzika. Daina apie klumpes, Juozo Urbono muzika, liaudies žodžiai. Ratavonė, Aušrinės Valantienės choreografija, Julios Siurbio muzika. Brangieji, pasitikite, Kauno liaudiškų šokių ir dainų ansamblis Ratava. Sandžiaus
Brangiai aplodismentai skamba Kauno liaudiškų šokių ir dainų ansamblis Ratela. Na, dabar, jeigu salėje pajusite pakilusį vėją, nenustebkite, nes netrukus į sceną žengs Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Gūsis ir vadovė Rasa Banevičiūtė. Gūsio vardą kolektyvas pasirinko neatsitiktinai. Įkurtas tautinio meno mylėtojų, įvairių studentiškų tautinių kolektyvo alumnų, kolektyvo vardas simbolizuoja jėgos, entuziazmo, jaunystės ir meilės tautiniam menui potraukį. Kauno miesto universiteto bei kitų jaunimo kolektyvų buvę nariai Ramučių kultūros centre aktyviai repetuoja nuo 2023 metų sausio mėnesio. Jungiami meilės tautiniam menui, Gūsio nariai debiutavo 2024 metų šimtmetį šventusios lietuvių dainų šventės, kad giria žaliuotų ansamblių vakare. Siekdami plėtoti tautinį meną, puoselėti tradicijas, sėkmingai surinkė savo prisistatymo bendruomeniai koncertą Šokio Gūsio įsukti. Ir toliau aktyviai koncertuoja šalyje, dalyvaudami įvairiose renginiuose. Netrukus išvysite pirmąjį kolektyvo pasirodymą Žibinkštėlė. Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika, lietuvių liaudies žodžiai. Pasitikite. Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Gūsis. Thank you.
gyvą gūsis dar šiandien išvysime tikrai, nuo dabar leiskite man pristatyti sekantį kolektyvą. Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pynimėlis ir vadovas Edgaras Suprunas. Vilniaus Pynimėlis jau 20 metų gyvuojantis tautinių šokių ansamblis, vienintis liaudis meno mylėtojus. 2005 metų sausį pirmąją repeticiją susibūrę šokėjai įkūrė ne tik naują ansamblį, bet ir erdvę švęsti šokį, Lietuvą, gyvenimą. Nuo pat įsikūrimo Vilniuje pradžios kolektyvų brandalį sudarė buvę Panevėžio dainų ir šokio ansamblio Pynimėlis šokėjai. O šiandien ansamblio Pynę pina ne tik iš kitų Lietuvos miestų, bet ir užsienio atvykę šokėjai. Nuo 2006 metų ansamblio vairą perėmė ir iki šiol kolektyvui vadovauja Edgaras Suprunas. Šokėjams repeticijos talkina klavišų meistrė Neringa Butkutė. Per 20 metų Vilniaus Pynimėlis nenustoja augti, ansamblis aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje, gastroliuoja užsienyje, dalyvauja konkursuose, organizuoja festivalius ir edukacijas, bei kasmet pasipildo naujais ansambliečiais. Meilė tautiniam menui degantiems šokėjams ansamblis tapo vieta, kur visada norisi sugrįžti. Čia žmonės šoka taip, kaip jaučia, emocingai ir iš širdies, sako meno vadovas Edgaras Suprunas. Apie tai ir yra Vilniaus Pynimėlis. Netrukus ansamblis jums atliks Galalių gegužiniai, Vidmanto Mačiulskio choreografija, Arūno Kyvarto muzika. Pasitikite!
Be galo smagu jausti visą energiją tiek nuo scenos, tiek nuo jūsų, brangieji. Ačiū Jums labai už aplodismentus. Nuo dabar norėčiau pristatyti dar kelis kūrinius, kuriuos atliks pristatyti kolektyvai. Pirmasis kūrinys – Runda. Leokadijos Dabušinskaitės choreografija, Kęstučio Lipeikos aranžuota lietuvių liaudies daina. Atlieka Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Gūsis. Ir norėčiau padėkoti, kadangi jau mačiau, norėčiau padėkoti, kad gerbiama Leokadija, žinau, kad šiandien čia taip pat atvyko. Ačiū, kad atvykote pasveikinti Jonį su Jūsų švente. Sekantis kūrinys Trys siūleliai, Ričardo Tamulaičio choreografija, Jono Gaspariūno muzika. Atlieka Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pinimėlis. Brangieji, pasitikite!
Brangiai, taip nebestebimai mes priartėjame prie pirmosios dalies pabaigos. Leiskite jums pristatyti paskutinius pirmosios dalies 2 kūrinius Iki paryčių. Rimutės Zaleckaitės choreografija, Kęstučio Lipeikos muzika. Atlieka Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Gūsis. Sekantis kūrinys Vilniaus Krakoviakas. Ligitos Vaičiūnaitės choreografija, lietuvių liaudies muzika ir žodžiai. Atlieka Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centro tautinių šokių ansamblis Vilniaus Pinimėlis. Gausiais aplodismentais pasveikime kolektyvus.
savivaldybės Kirkilų kultūros centro tautinis šokių ansamblis Vilniaus Pynimėlis. Ir taip pat aplodismentais apdovanokime Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvą Kūsį. Kas atsitiko dabar per pirmąją koncerto dalį? Manau, mums reikia 10 minučių, kad mes visi suprastume, kas atsitiko.